Bendrovė Init šiemet švenčianti 20 metų jubiliejų balandžio 16-osios vakarą kauniečiams dovanojo įspūdingą Manto koncertą. Į šį renginį susirinko šimtai miestiečių, teritorija šalia laisvalaikio ir pramogų centre Mega esančio jūrinio akvariumo buvo sausakimša, žmonės būriavosi ir antrajame aukšte. Staigmena šį vakarą laukia ir Vyturio katalikiškosios vidurinės mokyklos 11-okio Ryčio Gedvilo. Mat jis tapo bendrovės Init kovo mėnesį organizuoto rašinių konkurso Telekomunikacijų era gyvenimas po 20 metų nugalėtojų. Jam įteiktas nešiojamasis kompiuteris. Šiame konkurse dalyvavo net 13 Kauno mokyklų vaikai, kurie atskleidė savo mintis, kaipgi pasikeis mūsų gyvenimas po poros dešimtmečių. Visas gyvenimas persikels į virtualią erdvę, tarkim, apskritai gal nebeliks, tarkim, tokie dalykai kaip popierių, tušinukų, tiesiog viskas bus virtualiai tvarkoma. Kaip jautėsi, kai sužinojai, kad iš tikrųjų tapai nugalėtoju? Jaučiausi nustebau. Iš tikrųjų, visiškai nesitikėjau. O koks dalyvavai, ar kažkas paskatino? Paskatino lietuvių mokytoją. Gal jį tau ir padėjo? Šiek tiek ir padėjo, pataisė klaidas. Mokyklai, kurie mokosi konkurso nugalėtojas, bendrovė Init taip pat padovanojo 5 naujus kompiuterius. Ryčio Gedvilo mokytoja tikino, kad visuomet vaikus ragina dalyvauti įvairiuose konkursuose. Matai ne tik galimybė laimėti prizą, bet ir paskatinimas domėtis naujovėmis. Priklauso nuo mokinio. Pavyzdžiui, Rytis, jis pats kuria kompiuterinę muziką, jis pats žavisi tą. Jis labai susidomėjęs informaciniam technologijom, tai aš manau, jis stebi būtent tą kaitą, jis dėl to ir galbūt jam buvo lengva parašyti šitą rašinį. Išdalinus prizus scenoje pasirodė visų laukiamas charizmatiškasis dainininkas Mantas, jau pirmoji koncertinės programos Čiuoški daina pakerėjo visus susirinkusius. Pats Mantas tikino, kad Kauno publika išskirtinė ir visada šiltai jį sutinka, o jubiliejų švenčiančiai bendrovei Init dainininkas linkėjo gyvuoti dar ne vieną dešimtmetį. Labai sveikinu šitą kompaniją, kuri laikosi jau 20 metų, tai yra labai šaunu ir labai šaunu dalyvauti šitam renginėje. Mes koncertuojame labiausiai su šitą programą ir kol kas jin labai gerai eina ir žmonės labai mėgsta ją ir mes su mielu noru ją atlikinėjom, nes labai talentingi mano draugai dalyvauja, kaip Gytis Ivanauskas ir Evaldas Stojanskis. Mes labai gerai leidžiam laiką ir tas matosi žiūrovams. Pasiklausyti Init dovanoto koncerto susirinko ir gausus būrys šios bendrovės abonentų, besinaudojančių įmonės teikiamomis interneto ir skaitmeninės ar kabelinės televizijos paslaugomis, kurių kokybę, kaip teigia pašnekovai, jie labai patenkinti. Patenkintas ir ne per seniausiai įsivedžiau dar ir plius internetą. Taip, kad neturi nusiskundimų, greitis interneto tikrai geras, o aplamai televizijos kokybė irgi labai gera. Kanalų skaičius tikrai tenkina, net kartais nespėju visų peržiūrėti. Tikrai labai patenkintas tikrai. Jau 20 metų gyvuojanti bendrovė Init teikia telekomunikacijos paslaugas ir sparčiai diegia televizijos paslaugų naujoves, internetą bei fiksuotąjį telefono ryšį.